Nu, viską, kodėl jūsų bibys per metus nepaauga net milimetro? O tai jis jau turi augti? Tai, blėt, kurva žmogus, nahui, 26 metai, kurva bibys, nahui, kai ką tik gimusio, blėt, vaiko. Net, blėt, impotento, kurva gėjaus mažesnis, blėt, didesnis, tiksliau. Mažesnis? Didesnis, blėt, suklydau, nes jūs pydaras, man viską maišo. Bet tai jau buvo pažiūrėsiu savo darbotvarkį, kas pas mane buvo anksčiau parašyta. Prezidentas apsilankė pas jūs ir pasilpė už 2 litus. Nu, tai jau, čia tai geras. Palaukit, va, jūs, va, 2007 metų Liepos 26 diena jūsų bibio parametrai buvo 2 centimetrai ir 1 milimetras. O dabar pamatavus, tuoj pažiūrėsiu, 2008 metų jūsų bibys dabar yra 1 centimetras 2 milimetrai. Kaip jūsų bibys galėjo pamažėti, jūs turite augti? Nu, taigi aš įpotentas, jūs ką dar nežinojot? Tai jūs pidaras reiškės. Pidaras? Taip. Tu pidaras, taigi sakei. Ne. Tai kad tu visą laik mus kruši su seksiuku. Bet jisai pidaras, jisai, blėt, man, kuo seksiukas, nahu, kuo man sako, pačiūklam, bibi, blėt, sako, 10 litų duot, sakau, va tau, blėt, bibi, kurva. Nu, tai žiūrėk, kodėl aš visą laik atsibundu anksti rytį ir pasižiūriu po savo kaldrą. Vis žiūriu tavęs, ar nėra? Aš prisimenu, sakiau, nu, šiandien gerą dieną pažinsim. Dabar litus. Nu, tai ko jūs man nenori duoti niekad? Duokit man 10 litų. Tai jūs pidaras. Aš taigi jums užtepiau moment blėt bedent. Prisimenat? Jo, blėt bedent yra visiems senukam įskyrus Vytkai, nes jo dantis kurva kaip sukriaušytas senutės pelargonijos. O kaip atrodo pelargonija? Nu va, aš prieš save matau, nes pidarą va tokį va Vytką, kuris pelargonija yra. Aš tai žinokit, buvau tam zooparke ir mačiau vaikščiojančią pelargoniją. Tai ble, aš tam zooparke, žinot ką mačiau? Vaikščiantį Vytką, kuris vandenį, blėt, čiulpė bibi begemotui, na. Bet ką jūs ten darėt, blėt, zoologijos sodė, ko jūs čiulpėt bibi begemotui? Nu ten suprantat, aš nuėjau į viešąjį baseiną, ten tokį, nu ten galvojau, ten, žinai, bus nuogas mergas. O tai pasižiūrėjau, o merga impotentė, nu galvoju, pačiulpsiu, pasižiūrėjau ten bibis. Bet jūs, blėt, čiulpikas kažkoks žiūri, nes labai jau mėgsta čiulpt. O seksiukas? Nu jau tas tai kurva patilėsi, blėt, pas bežionės ateina kurva, pamato, kad uodega sako, o bibis, įkiša į šikną, paskui tą bežionę čiulpių bibį turi, patraukia už uodegėlės ir čiulpia jam bibį kiekvieną rytą. Dar vienas klausimas, Ryčka. Kiek jūs uždirbat pinigų į savaitę? Ar į mėnesį? Sakykit. Ai, pinigų, kad aš, blėt, nieko neuždirbu, nes kurva dirbu kušio kasimo fabrike. Taigi ten seksiukas dirba? Nu tai, blėt, aš ten jį darbinau, blėt, nes jisai pidaras, o paskui, blėt, mane išmetė iš kurva, iš, blėt, dadent firmos, tai reikėjo eiti seksiukui padėti. O jūs nebandėte įkurti institutą? Ai, blėt, džiuginto čiulpimo instituto. Ne. Ai, tiek to, viso gero.